Kvietimas garbinti. Ateikite, giedokime Viešpačiui. Džiaugsmingą triukšmą kelkime savo išgelbėjimo uolai. Ateikime į jo akivaizdą su padėka. Džiaugsmingai giedokime jam psalmes. Viešpats yra didis Dievas ir didis karalius, didesnis už visus dievus. Jo rankoje yra žemės gelmės ir jam priklauso kalnų viršūnės. Jo yra jūra, nes jis jas sutvėrė, ir sausuma, jo rankų darbas. Ateikime, pulkime žemėn prieš Dievą ir pagarbinkime, atsiklaupkime prieš Viešpatį, kuris mus sutvėrė. Jis yra mūsų Dievas, o mes jo ganoma tauta ir jo rankų globojamos avis. Pakilkim giesmei, ateikim žmonės. Jei sakome, kad bendraujame su juo, o vaikščiojame tamsoje, meluojame ir nevykdome tiesos. Jei sakome, kad neturime nuodėmės, klaidiname patys save ir nėra mumise tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakome, kad nesame nusidėję, darome jį melagį ir nėra mumise jo žodžio. Ateikime pas Viešpatį asmeninėje išpažintyje, atgailoje ir pripažinkime savo nuodėmes. Skirkime minutę.
Viešpatie Dieve, Tu esi šventas ir vienintelis teisus. Tu, Viešpatie, esi vienintelis tobulas ir be jokio trūkumo. Viešpatie, bet netokie esame mes. Netokie esame mes kiekvieną dieną ir netokie esame mes šiandieną. Viešpatie, esame nešvarių lūpų ir netyrų širdžių. Viešpatie, esame puolę žmonės. Tad Dieve, neturime jokio kito būdo prisiartinti prie Tavęs, kaip tik tai išpažinti. Viešpatie, kaip tik tai atgailauti. Kaip tik tai, Viešpatie, prisiartinti prie Tavo šlovės ir malonės sosto, Viešpatie, ir melsti. Ir melsti, Viešpatie, kad mūsų nuodėmės nebūtų mums užskaitytos, kad mūsų akys ir mūsų rankos, kad mūsų širdis, Viešpatie, būtų apvalytos. Viešpatie, mes neturime pas ką daugiau kreiptis. Mes, Viešpatie, negalime eiti nei pas kunigą, nei per jokius sakramentus, Viešpatie. Mes privalome artintis prie to, kuris yra teisus ir tas, kuris yra išteisinantis. Viešpatie, mes arteiname ir atėjame prie Tavęs. Mes, Viešpatie, išpažįstame ir pripažįstame. Mes, Viešpatie, nusižeminame ir sužlugę ateiname. Mes, Viešpatie, į Tave keliame savo akis ir mūsų viltis yra sudėtos į Tave. Nes Tu, Viešpatie, esi teisus ir geras. Tu esi maloningas ir dosnus. Kiekvienam, Viešpatie, kurie artinasi prie Tavęs per Tavo Sūnų ir Jo brangų paaukotą kraują. Kristaus vardu mes ir meldžiame atgailos šitą maldą. Amen. Kaip Edvardas yra nekartą minėjęs, kad po šitos atgailos išpažinties dalies eina mūsų branginamas dalykas, mūsų geroji naujiena, kuo mes džiaugiamės, kuo mes dalinamės su kitais, nes nėra geresnio dalyko. Paskaitykime ištrauką iš Mato Evangelijos 16 skyriaus 7-8 eilutes, 20-27 ir pamėginkim pasidžiaugti, kas tenais parašyta ir paklauskim savęs, ar tai pritaikome ir savo. Tada jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Jėzus Kristus. Nuo tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jis turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir rašto žinovų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tuomet Jėzus savo mokiniams pasakė: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Teima savo kryžių ir teseka manimi. Nes kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba ko žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? Nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jų darbus. Mano viltis yra, kad šiandieną aš galiu pasakyti, kad visi mano darbai yra purvini skarmalai. Ir kad aš teisiamas pagal savo darbą nebūsiu, bet būsiu teisiamas pagal Kristaus darbą, kurį jis atliko šioje žemėje už savo tikinčiuosius. Už savo tobulą gyvenimą, kurį jisai nugyveno, būdamas nekaltas, nepadaręs nuodėmės. Ir už tai ar ne už tai jisai buvo pakabintas ant kryžiaus Dievo numatymo ir nutarimu, iš anksto numatytų, kaip ir jisai pats dar įvykiams neatsitikus, jisai jau sako: aš turėsiu eiti, turėsiu būti šmeižiamas, spjaudamas, kankinamas ir galiausiai nužudytas, bet aš prisikelsiu trečią dieną. Ir galiausiai ateisiu savo tėvo šlovėje ir atlyginsiu tiems visiems, kurie mano, kad jų darbai yra kažko verti, atlyginsiu jiems, o atlyginimas jisai bus pasmerkimas. O tiems, kurie pasitiki manimi, kurie pasitiki tuo, ką aš sakau, kurie skaito save tarp nusidėjėlių ir nevertų, nesugebančių savo darbais niekam įtikti,
aš jų pasigailėsiu. Šiandieną Evangelijos žinia tai sako, kad aš atėjau pas tų, kurie ne savo darbais puikuojasi, kurie neskaito savo gyvenimo laimėjimų kažkuom tai, bet anaiptol, kurie atsižada, atsisako ir jiems to nereikia, nes jie trokšta amžino gyvenimo kartu su Dievu, trokšta artumo su dangiškoju tėvu. Tai šiandieną kvietimas yra žmogui priimti tai, atsižadėti savęs, nereiškia, kad čia dabar reikia nusižudyti. Tai kalbama yra perkeltinė, alegorinė galbūt prasme, kad suvokti, jog aš einu į pražūtį, bet per Jėzų Kristų Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas tiems, kurie jį tiki. Ir tas gyvenimas toliau tęsiasi, tarnaujant karaliui, dangaus karalystės karaliui šioje žemėje. Duokit man už tai pasimelsti. Viešpatie Dieve, ačiū Tau už šitą gerąją naujieną, už šitą žodį, kad Tu duodi mums suvokti, kad kas iš to, jeigu žmogus laimėtų visą pasaulį, bet prarastų savo sielą. Kas iš to, kom jisai galėtų pasididžiuoti, kai tą šlovės dieną, kai Tu ateisi, žmogus bandytų Dieve Tau rodyti pasaulį, bet Tu į tai nekreipsi dėmesio. Tu trokšti, kad mes žvelgtume į Tavo sūnų, per kurį mums yra malonė suteikta dovanai per tikėjimą, ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų, kaip parašyta Tavo šventajame rašte. Trokštame, Viešpatie, pasikliauti Tavoju žodžiu ir Tavoju sūnumi ir trokštame, kad priskaitytum vis daugiau žmonių, kurie nesigeria savo laimėjimais, kurie atsižada savęs, atsižada savo sugebėjimų, žiūrėdami į tą, kuris atliko viską, ką reikėjo atlikti vardan teisumo ir taipogi priėmė Tavo rūstybę ir bausmę, kuri turėjo kliūti mums kaip nusidėjusiems, kaip tiems, kurie didžiavosi tai savo darbais, kaip Tavo akise purvinais skarmalais, o dabar tie, kurie yra Tavyje, tie, kurie priima šią gerąją naujieną, yra pastatyti Tavo teisume, yra aprengti Kristaus drabužiu švariu ir priklauso Tavo dangaus karalystėje. Tesklinda Tavo Evangelija šioje žemėje ir tesklinda šlovė Jėzui Kristui. Amen. Malonė Dievo suteikta.
likom ten ir pratęsim. 1 Jono laiškas, 3 skyrius, nuo 4 iki 10 eilutės 1 dalies. Vienas Jono 3:4-10a. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė tai įstatymo laužimas. Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes. Ir nėra jame nuodėmės. Kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių. O ne vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino. Vaikeliai, tegul niekas jūsų nesuklaidina. Kas teisiai elgiasi, tas yra teisus, kaip ir jisai yra teisus. Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias visas nuodėmėse nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo sūnus, kad velnio darbus sugriautų. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali daryti nuodėmių, nes yra gimęs iš Dievo. Taip išaiškėjo Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo. Tai buvo Dievo žodis. Dieve, mes dėkojame Tau už Tavo žodį. Mes dėkojame, kad turime Tavo tiesą, Viešpatie, kad Dieve, Tu mums išlieji savo supratimą ir pažinimą, Viešpatie, tiesos ir melo, kad Viešpatie mus apšvieti ir vedi mus teisumo takais, mus Viešpatie ragini ir mokini. Ir Dieve, mums teiki savo dvasią, kuri padeda mums, Viešpatie, suprasti Tavo žodį. Prašome, kad Tavoji dvasia lydėtų mus ir šiandieną, Viešpatie, kai mes klausysime Tavo žodį skelbiamą, pamokslaujame, Viešpatie. Te krentaisi mums giliai širdis, tai, Viešpatie, apšviečiaisi mūsų tamsiausias širdies kampelius, kad mes, Viešpatie, dienos pabaigoje stovėtume prieš Tave teisūs, nesutepti, švarūs ir apsidengę Kristaus teisumo rūbų. Amen. Gyvenimas tai kova. Gyvenimas tai nuolatinė kova. Mes klausome apie karus, kovas ir mes gyvename kovos ir karo būsenoje. Ir krikščionybė šioje tezėje nėra išskirtinumas. Krikščionybė tai nėra vien tik tai taikos religija. Mes turime šitą faktą įsidėmėti ir įsikalti savo į galvą ir širdis. Krikščionybė nėra taikos religija. Nėra vien tik tai taikos religija ir taikos būsena jinai pasieks dar ne dabar. Tik tai pabaigoje. Mes rašte daug kartų esame skaitę apie taiką. Mes skaitėme pranašuose apie taiką, bet mes skaitėme ir apie taiką, kuri buvo melaginga. Mes skaitėme daug pranešimų apie netikrą taiką. Mes skaitėme daug melagingų pranešimų apie netikrą ramybę. Mes skaitome ir šiandieną apie pusiausvyrą, lygsvarą, apie vidinę ramybę, išorinę ramybę. Pasaulis mums siūlo taiką ir ramybę. Ir ne tik šis pasaulis, ir senovės žydų pasaulis, ir netgi senovės žydų pranašai siūlė taiką ir ramybę. Bet Dievas mus perspėjo neklausyti. Neklausyti netgi melagingų pranašų, kurie skelbia taiką, ramybę ir gerą žinią. Paklausykite iš Jeremijo 6 skyriaus. Leiskis pamokamo Jeruzalę, kad kartais aš neatsitraukčiau nuo tavęs ir nepaversčiau tavęs dykynę,
negyvenama šalimi. Taip sako kareivijų viešpats. Jie nurinks Izraelio likutį kaip vynmedį. Dar kartą ranka perbrauks šakeles kaip vynuogių skynėjas. Kam turiu kalbėti ir ką įspėti, kad jie klausytų? Jų ausis neapipjaustytos, jos negali išgirsti. Viešpaties žodis jiems tapo pajuoka, jie jo nemėgsta. Aš esu pilnas viešpaties rūstybės, nebeįstengiu susilaikyti, išliesiu ją ant vaikų gatvėje ir ant susirinkusių jaunuolių. Vyras ir žmona bus sugauti, pagyvenęs ir senas. Jų namai, laukai ir žmonos atiteks kitiems, nes aš ištiesiu savo ranką prieš šalies gyventojus, sako viešpats. Jie visi, nuo mažiausio iki didžiausio, pasidavė godumui, nuo pranašo iki kunigo, visi elgėsi klastingai, jie gydo mano tautos žaizdas tik paviršutiniškai, sakydami, taika, taika, tačiau taikos nėra. Jie turėtų gėdytis, nes elgėsi bjauriai, tačiau jie nesigėdija, nei jie gėdijasi, nei parausta. Todėl jie kris tarp krintančių, sukniups, kai juos aplankysiu, sako viešpats. Jeremijos 6 skyrius. Taika, taika, ramybė ir džiaugsmas. Bet nėra taikos ir nėra ramybės. Nėra taikos pasaulyje. Nėra taikos su pasauliu. Nėra taikos viduje, nėra taikos su savimi. Toks yra Dievo žodis. Jisai padalina pasaulį į dvi labai aiškias dalis. Netgi krikščionybė yra padalinta į dvi labai aiškias žinias. Prieš paskelbdami gerąją naujieną, mes privalome pradžioj jiems paskelbti blogąją. Blogoji yra ta, kad nėra taikos. Ir žmogus gali būti tik tai dviejose būsenose. Arba jisai yra maištaujantis ir susipriešinęs su Dievu ir jam nėra taikos, nei pasaulyje, nei viduje. Arba jisai yra susitaikęs su Dievu, bet tuomet jisai kariauja prieš pasaulį ir prieš savo nuodėmę. Netgi su Dievu susitaikęs ir išganimą ir išgelbėjimą pažinęs krikščionis nėra atiduotas visiškai taikai. Jisai yra pašauktas kariauti, kovoti, priešintis su pasauliu ir su savo nuodėme, kuri yra ne išorėje, bet viduje. Todėl visi, kas skelbia taika, taika, skelbia melagingą taiką ir netikrą ramybę, jeigu jie neskelbia visos Evangelijos žinios. Problema yra, kad krikščionys kartais susigyvena su taikos nuotaikom. Jie gyvena pasaulyje taip, tarsi nevyktų karo, ir jie gyvena su savimi taip, tarsi nereikėtų priešintis nuodėmei. Ir tuomet jie yra tie patys maloniausi krikščionys, visiems patinkantis krikščionys. Krikščionys, kurie nesusipriešinę, kurie jaučiasi jaukiai, patogiai, kaip namuose. Pasaulyje ten, kur yra Dievo neapykanta, Dievo pašiepimas ir Dievo įstatymo atmetimas. Krikščionis, kuris gerai jaučiasi ten, neturėtų gerai jaustis ten. Krikščionis, kuris gerai jaučiasi savo viduje, susigyvenęs su kasdieniam nuodėmėm, irgi neturėtų jaustis gerai. Nes viduje turi vykti kova. Jeigu mūsų apaštalas Paulius apie tą kovą rašo laiške romiečiams, tai patikėkit, mums nepasiekusiems Pauliaus pažinimo, tai turėtų būti dar labiau aktualu. Ir dėl to Jonas kreipiasi į savo skaitytojus. Jisai sako, vaikeliai. Pažiūrėkite į 7 eilutę, vaikeliai. Vaikeliai, tegul niekas jūsų nesuklaidina. Žinot, kodėl jisai taip sako? Nes labai daug kas klaidina. Nes yra pranašų, kurie skelbia taiką, taiką, taiką. Taiką pasaulyje, taiką viduje. Susitaikyk savimi, sako šiuolaikinė psichologija, susitaikyk, priimk save toks, koks tu esi. Pamilk save su savo nuodėmėm, su savo trūkumais.
Jos nėra nuodėmės. Jos yra būdo bruožai, kurie tau pačiam trukdo kažką pasiekti, kažką nuveikti. Jie sako, taika. Jeigu tu nori išsižadėti visų ligų, tau reikia taikos. Jeigu tu nori pasiekti aukštumų, tau reikia taikos. Jie skelbia taiką. Bet jie skelbia melagingą taiką. Jie skelbia taiką ten, kur Dievas taikos nėra paskelbęs. Ir Dievas nėra paskelbęs taikos šiame pasaulyje. Net Kristus, kai sakė, aš atėjau ne su taikos žinia. Aš atėjau su karo žinia. Ir Dievo žodis yra vadinamas kalaviju dėl to, kad jisai turi kovos simbolį. Jisai gali skverbtis į jūsų širdį, ją persprasti, ją sužeisti, ją nugalėti ir pastatyti jūs į savo pusę, bet supriešinti jūs su pasauliu. Ir tol, kol mes nepasieksime išganimo pabaigos, kol mes nepasieksime amžinybės būsenos, tol, kol mes nebūsime suvieninti su Kristumi, tol, kol nebus nuteistas šitas pasaulis ir jo kunigaikščiai, tol nebus visiškos taikos ir krikščionio gyvenime, tol, kol nebus išgrynintas kiekvienas iš jūsų širdies kampelis, tol nebus jumise pilnos taikos. Ir tai yra jums krikščioniška evangelija. Tai yra jums geroji žinia, kad kažkada ta būsena bus pasiekta. Dėl to mes kalbame ir žiūrime į Kristų, kuris mums pažada, kad pasibaigs kovas, bet dar ne dabar. Bet yra tų, kurie melagingai skelbia. Yra gnostikai, kurie atmeta krikščionišką mokymą. Jie sako, yra įmanoma gyventi krikščionišką dievotą gyvenimą ir gyventi taikoje su savo nuodėme. Yra įmanoma nevykdyti Dievo įsakymų ir būti Dievo žmogumi. Jie sako, yra įmanoma sutalpinti po krikščionybės ir po tikėjimo stogų Dievui atmestiną gyvenimo būdą ir Dievui patinkantį žodinį išpažinimą. Tai yra žmonių, kurie išpažįsta Kristų savo viešpačiu, bet gyvena taip, tarsi jų viešpats būtų šėtonas. Tie žmonės vadina save krikščionimis. Ir klaidingai tai daro ir klaidina kitus. Dėl to Jonas sako, vaikeliai, neapsigaukite. Neapsigaukite, nes bus mėginimų jūs suklaidinti, apgauti ir papirkti. Ir kai tie mėginimai ateis, nepamirškit tiesos ir gerą mokymą. Apie tą mokymą mes šiandieną ir kalbame. Mokymą, kuris skelbia, kad tos taikos, kuris skelbiama yra nuo sakyklų, nuo knygų puslapių, yra neteisingai. Dėl to mes rekomenduojame jums knygas, kurios yra geros knygos, kurios yra parašytos gerų autorių, išleidžiamos gerų leidyklų, kurios siūlo jums gerą teologiją, kur nesako, kad yra taika. Mes turime aiškiai apsibrėžti, kas yra tie skelbėjai, kurie skelbia tinkamą evangeliją. Ir mes turime vengti ir saugotis bet kokio netinkamo, neteisingo, primaišyto taikos mokymo. Nes taikos mokymas turi būti toks, kaip yra parašyta šventajame rašte. Taigi mes turime susitaikyti su tuo, kad taikos kol kas dar nėra. Nėra taikos nei krikščionio išorėje, nei krikščionio viduje. Nes tie, kas yra iš Dievo, tie, kas yra Dievo vaikai, tie negali nuodėmiauti. Tai negali nuodėmiauti, bet nuodėmė, kuri yra jų širdise, jie turi su ja kovoti. Tai yra vidinis pasipriešinimas. Taip pat yra išorinis pasipriešinimas, nes tie, kas yra iš Dievo parašyta čia, tie privalo vykdyti Dievo įstatymą. Jų gyvenimo būdas, išorinis gyvenimo būdas privalo atitikti Dievo žodėje nustatytas taisyklės. Ir Jonas mums pateikia 3, mano manymu, argumentus, kodėl taip yra. Kodėl krikščionis privalo kovoti su savo vidumi ir kodėl krikščionis privalo kovoti su pasauliu, kuris bando prasiskverbti į tavo širdį. Taigi pirmoji priežastis yra tokia, nes nuodėmės prigimtis yra priešiška Dievo
prigimčiai. Nes nuodėmės prigimtis yra priešiška Dievo teisumui. Antroji priežastis bus tokia, kad Kristus tam ir atėjo, kad nugalėti. Kristus atėjo tam, kad nugalėti nuodėmę. Ir trečioji priežastis yra ta, nes Dievo vaikai įgyja Dievo dvasią. Nes Dievo vaikai ir visi, kas yra Dievo vaikai, jie įgyja tą pačią dvasią, kuri priklauso mūsų viešpačiui. Jeigu pamatysite, jeigu įskaitysite, mūsų eilutėse Jonas duoda tam tikrus apibrėžimus. Jonas mums nurodo, duoda mums terminus, kuriais mes turime vadovautis. Jisai mums aiškiai pasako, kas yra ta nuodėmė. Penkta eilutė sako, nuodėmė yra įstatymo laužimas. Taip pat jisai sako, kas yra teisumas. Jonas sako, kad teisumas yra tame, kad Dievas yra teisus. Teisumo apibrėžimas slypi Dievo charakteryje. Jisai nesako, teisumas yra mūsų civilizacijos nustatytos elgesio normos. Taip sako visi, kas bando išaukštinti žmogaus autoritetą. Jie sako, kad žmonės besivystydami nusprendžia ir nustato savo teisumo ribas. Bet Dievo žodis sako kitaip. Dievo žodis sako, Dievas yra teisumo autoritetas. Dievas yra teisumo atspindys. Ir Dievo įstatymas yra tikslus atspindys Dievo paties charakterio. Dėl to Jonas mums duoda apibrėžimą labai paprastą. Teisumas yra tai, kad Dievas yra teisus. Taip pat Jonas mums duoda apibrėžimą to, kas yra arba koks yra Dievas. Jis mums sako, Dievas yra tas, kas atitinka šitas dvi kategorijas. Be nuodėmės ir teisus. Dievas yra be nuodėmės ir Dievas yra teisus. Taip pat Jonas sako, koks yra velnias. Sako, kad šėtonas yra tas, kuris nuo pradžios buvo nuodėmiaujantis. Tai yra tas, kuris maištauja ir elgiasi priešingai, negu Dievo charakteris arba Dievo įstatymas reikalauja. Taip pat Jonas mums duoda apibrėžimo dviejų tipų žmonių. Įsidėmėkit, kad Jonas duoda tik tai dviejų tipų žmonių apibrėžimus. Vieni yra Dievo vaikai, kiti yra velnio vaikai. Vieni yra Dievo vaikai, tai yra tie, kurie vykdo teisumą, ir kiti yra velnio vaikai, kurie vykdo nuodėmės įstatymą, kurie nuodėmiauja ir daro nuodėmę taip, kaip elgėsi šėtonas nuo pat pradžios. Taip pat Jonas mums duoda apibrėžimą to, koks yra arba kas yra Kristus. Arba kokia yra Kristaus paskirtis atėjimo į šią žemę. Kokį vaidmenį atlieka Kristus visoje šioje sistemoje. Jonas mums bando duoti definicijas ir apibrėžimus, kurios yra paremtos prigimtimi. Jisai duoda mums pamatinius prigimtinius apibrėžimus, kurie nusako, kas yra nuodėmė, kas yra teisumas, kas yra Dievas, kas yra Kristus, kas yra žmogus, kas yra velnias. Jisai suduoda tam tikrus pamatus, kurie mums toliau padės išsiaiškinti, tai koksgi elgesys yra tinkamas vieniems, kitiems, tretiems ir ketvirtiems. Ir kai kalba apie žmogų, Jonas labai aiškiai piešia dvi kategorijas, dvi kraštutinės kategorijas. Vieni yra Dievo vaikai, kiti yra velnio vaikai. Mes grįžtame ir prisimename, kad paveikslas pas Joną visada yra juodai baltas. Jisai mums bando piešti apibrėžiminę pačią pamatinę priešpriešą tarp nuodėmės ir tarp įstatymo, tarp nuodėmės ir teisumo, tarp velnio ir Dievo, tarp išgelbėto ir neišgelbėto. Jisai turi dvi stovyklas. Dėl to aš ir sakau, kad negali krikščionis gyventi visiško taikoj. Jisai yra kažkokioje stovykloje patalpintas, bet karas vis dar vyksta. Iš esmės karas vis dar vyksta šioje žemėje ir dvasinė, ir fizinė prasme. Ir visa tai, ką mes matome išorinę, visą skausmą, visą kančią, yra požymis to, kad vis dar vyksta karas dvasiniai prasmei. Kodėl yra mirtis? Nes dar yra nuodėmė. Kodėl yra ligos? Nes vis dar yra nuodėmė. Kodėl pūna? Kodėl liūtas vis dar neguli su avinėliu? Nes vis dar yra nuodėmė. Nes sprendimas
vis dar yra pakeliui. Laiko dar yra duota, laiko duota atsiversti ir pasirinkti arba peršokti iš vienos karo stovyklos į kitą. Dėl to pabandykime išsižadėti bet kokios iliuzijos, kad čia įmanoma pasiekti tą dvasinę ramybę, kurią siūlo kai kurios kitos religijos, jin ir jan, kurios siūlo ištirpimą, kurios siūlo pasinardinimą, išėjimą, dingimą, atsiribojimą, išsižadėjimą, susiasmeninimą. Mes turime labai aiškiai suprasti dvi stovyklos. Dievo vaikai, velnio vaikai. Dievas ir šėtonas. Jonas tą dalyką bando aiškinti jau seniai. Sako, vieni vaikšto tamsoje, kiti vaikšto šviesoje. Vieni yra su broliais, kiti yra prieš brolius. Vieni mela, kiti tiesą skelbia. Yra dvi stovyklos. Yra nuodėmės stovykla ir yra teisumo stovykla. Yra įstatymo nevykdymo stovykla ir yra įstatymo vykdymo stovykla. Ir įstatymas šioje vietoje arba šioje ištraukoje vaidina tam tikrą kertinį vaidmenį. Pagal tai, koks yra tavo santykis su įstatymu, mes galime apspręsti, kurioje stovyklai tu esi šią akimirką. Kurioje stovyklai yra tavo širdis. Jinai arba yra Dievo stovyklai, arba velnio stovyklai. Todėl Jonas taip aiškiai kalba apie apibrėžimus. Kalba apie nuodėmės ir teisumo priešpriešą. Apie šviesos ir tamsos priešpriešą. Apie prigimtį. Apie esminius dalykus. Kai jis sako, gimęs iš, jis kartoja tas frazes, gimęs iš. Tas, kuris yra gimęs iš Dievo, jisai staiga tavo tapatybė, tavo būtybė sutapatina su tuo, iš ko tu save arba iš ko tu esi kilęs. Jisai bando nustatyti tavo kilmę, jisai bando nustatyti tavo esmę. Ir sako, tie, kas yra gimę iš, tie yra vykdantis įstatymą. Tie, kurie yra gimę iš kitos stovyklos, tie vykdo nuodėmiavimą. Kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių. O ne vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino. Teisus yra tas, kuris elgiasi teisiai, taip kaip ir jis yra teisus. Tas, kuris vykdo teisumą, yra kildinamas iš teisumo. Tas, kuris daro nuodėmę, yra kildinamas iš to, kuris darė nuodėmę nuo pat pradžios. Nes kas daro nuodėmę, 8 eilutė, tas iš velnio. 9 eilutė, kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės. Mes turime pamatinį esmės apibrėžimo davimą. Jonas mums labai aiškiai sako, nuodėmė ir Dievas iš esmės, iš prigimties, pagal apibrėžimą, yra priešiški, yra susipriešinę, yra konflikte. Nėra taikoje, nėra ramybėje. Nėra tokio dalyko, kad gėris ir blogis kartu koegzistuoja ir labai gražiai sugyvena. Nėra tokio dalyko. Žmogus nėra pilnas, kai jame yra ir gėrio, ir blogio, ir jis sugeba tą gėrį ir blogį harmoningai įgyvendinti savo gyvenime. Ne. Iš prigimties, iš esmės, pagal apibrėžimą, nuodėmė ir teisumas yra nesuderinami dalykai. Dievas yra teisus. Dievas yra teisumas. Teisumas yra sutapatinamas su Dievo charakteriu ir Dievo asmeniu. Ir įstatymo laužimas yra atitinkamai supriešinimas su Dievo charakteriu ir su Dievo asmeniu. Todėl mes einame prie to antrojo dalyko, prie antrojo Jono argumento, kuris slypi Kristaus atėjimo į žemę paskirtyje ir realybėje. Jis sako, bet Kristus atėjo. Kristus atėjo į žemę su tikslu.
Kristus prieš tai buvo su Dievu, su tikslu. Ir tuomet jisai atėjo į žemę su tikslu. Jisai atėjo, prisiėmė kūną, kuris buvo pradžioje su Dievu. Pats Jonas rašo savo Evangelijoje. Pradžioje buvo Dievas. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą. Samuelį. Ir tas žodis buvo Dievas. Žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ir pradžioje buvo žodis. Bet tada, kas įvyksta, žodis tampa kūnu. Ne šiaip savo, kad mus sužavėtų savo galimybėmis žodžiu tapti kūnu. Ne tam, kad parodytų magijos triuką, kuris paliktų mus be amo. Ne, žodžio tapimas kūnu turi paskirtį. Žodis tapimas kūnu yra Dievo atėjimas pas mus. Dievas atėjo, kad būtų tarp mūsų. Ir taip, kaip sako čia, ir taip, kaip sako Mato Evangelijoje, taip, kaip angelas pažadėjo Juozapui, kad atėjo Emanuelis. Emanuelis ateina, kad naikinti pasaulio nuodėmę. Atėjo naikinti pasaulio nuodėmę. Tai yra pagrindinis ir esminis tikslas, dėl kurio Kristus tapo kūnu. Dėl kurio žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Nes taip ir buvo pažadėta, kad pasaulio nuodėmę naikins, kad gelbės savo tauto iš jos nuodėmių, Mato 1:21. Kristus atėjimo į žemę paskirtis yra susijusi su niekuo kitu, bet su nuodėme ir žmogaus nuodėmingumu. Jisai atėjo spręsti problemą, kuri buvo nuo pat pradžios, kai šėtonas pirmasis atkrito, kai jisai nupuolė ir kai po jo nupuolė visa žmonija. Taigi mes matome, kad Dievas tampa kūnu ir tas dalykas vadinamas yra Emanueliu. Dievas yra su mumis. Jėzus atėjo tam, kad išspręstų problemą, tam, kad jisai įvykdytų teisumą, tam, kad teisumas nugalėtų neteisumą, tam, kad Dievas nugalėtų šėtoną, tam, kad kova pasibaigtų. Mes dalyvaujame toje pradinėje būsenoje, toje stadijoje, kai ateina, miršta, yra palaidotas ir trečią dieną prisikelia. Tuomet palieka savo bažnyčią, iškeliauja pas Dievą, bet tai dar ne pabaiga. Mes esame prieš paskutinėje stadijoje, ateina paskutiniai laikai, kuomet jisai sugrįš. Ir tuomet jau bus pabaiga, tuomet jau bus taika. Bet kol kas vis dar istoriškai, chronologiškai mes dar esame būsenoje, kuri neįvyko. Kristus atėjo nugalėti pasaulį, nugalėti šėtoną, nugalėti nuodėmę. Jisai atėjo išpildyti įstatymą, nes būtent taip jisai apibrėžė savo šitą funkciją. Jisai ateina nugalėti nuodėmę, įvykdydamas įstatymą. Jisai atėjo laikytis įstatymo tobulai. Jisai atėjo atiduoti savo gyvybės, nors jisai buvo teisus ir niekuo nenusidėjęs prieš įstatymą. Ir tai yra gerosios naujienos dalis. Tai yra, kad geroji naujiena yra apie nuodėmės problemos išsprendimą. Taip sako 8 eilutė, kad Kristus atėjo sugriauti velnio darbus. Atėjo sugriauti tai, kas buvo bandyta sugriauti Dievo karalystėje. Jisai ant kryžiaus buvo to savo darbo pagrindinėje misijos dalyje. Ant kryžiaus buvo naikinamas nuodėmės geluonis. Ant kryžiaus buvo parodyta, kad mirtis bus sunaikinta. O mirtis yra dėl to, kad yra nuodėmė. Nes užmokestis už nuodėmę yra mirtis. Nes prieš nuodėmę mirties nebuvo. Dėl to mes sakome,
kad netgi puvimo procesas nevyko, tol, kol nebuvo padaryta pirmoji nuodėmė, nes mirties tokios kaip savokos neegzistavo. Taigi, ką mes matome? Kad atėjo teisusis Jėzus, kuris nugalėjo mirtį. Mes matome, kad jisai atėjo ir pasmerkė velnią, kad jisai sunaikino nuodėmės galią, kad jisai tam ir atėjo, kad sutaikyti tuos, kurie buvo susipriešinime su Dievu, kad juos atgręžtų į Dievą ir supriešintų juos su pasauliu. Tame mes matome, kad visas tas veiksmas, visas tas dalykas vyksta ne šiaip savo kažkur dangiškoj, dvasiniai plotmiai, bet visa tai vyksta žemėje. Ir visa tai vyksta tarp mūsų žmonių, visa tai vyksta mumyse, visa tai yra su mumis susiję. Mes nesame atsiriboję nuo viso šito proceso. Mes negalim sakyti, mes turim kitą religiją, mūsų tai neliečia. Mes turime kitą Dievą, mes turim kitą išganimą, mes turim kitą įsitikinimą. Jokio skirtumo, kokį įsitikinimą jūs turit, nes tai yra tiesa. Ir mums turi būti gaila tų žmonių, kurie sako, čia yra nuomonių klausimas, palikim tai spręsti. Ne, palaukit, nepabėkit, nes jeigu jūs neišspręsit šito klausimo, jeigu jūs neišsiaiškinsit tiesos šito klausimo, jūs liksite be išganimo galimybės. Jeigu jūs atmetate nuodėmę, jūs atmetate ir Kristų. Nes Kristus tam ir atėjo, kad nuodėmę panaikinti, bet ne šiaip teoriškai, ne ant knygos viršelio, ne teologijos mokslų daktarų susitikime, kurie bando išspręsti tai, ką Kristus padarė ant kryžiaus, nieko panašaus. Jisai atėjo tam, kad sunaikinti nuodėmę, kuri yra mūsų visų, prieš mūsų atsivertimą, valdovas. Mes turime suprasti, kad tas mūšio laukas, kuris yra dvasinis, jisai turi savo fizinę išraišką. Jisai vyksta tikrų žmonių, gyvų žmonių širdise. Jisai vyksta mūsų smegenyse, jisai vyksta mūsų supratime, jisai vyksta mūsų gyvenimuose. Mes negalime atskirti dviejų dalykų ir sakyti, štai yra fizinė gyvenimo dalis, štai yra dvasinė gyvenimo dalis. Jos tarpusavį nieko bendro neturi. Dvasiškai mes gyvename visai neblogai. Mes pasitikime Dievu, mes žinome Evangeliją, mes žinome apie Kristų, bet mūsų gyvenimas, tarp kitko, yra pilnas nuodėmių. Arba bent jau tai, ką krikščionis vadina nuodėmėm. Mes gyvename nuodėmingą gyvenimą, mes gyvename gašlų gyvenimą, mes gyvename savanaudišką gyvenimą, mes gyvename išdidų gyvenimą, mes gyvename Dievui priešišką gyvenimą, bet mūsų teorija yra tinkama. Mes elgiamės taip, tarsi tai būtų netiesa. Ir čia susidurėm su konfliktu. Tai yra neįmanoma. Taip sako Jonas. Neįmanoma. Nes kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių. O ne vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino. Nusidėjėlis nepažįsta Dievo ir nėra regėjęs Dievo, nėra susidūręs su Dievu. Jisai girdėjo apie Dievą, jisai gali jums perteikti tam tikras tiesas apie Dievą, kurios bus taisyklingos. Bet jeigu jisai neregėjo ir nesusipažino, jisai yra kitoj barikadų pusėje. Nes nei vienas nusidėjėlis nepažino ir nepažįsta ir neregėjo Dievo. Todėl mes kalbame apie ryšį tarp Kristaus darbo ir žmonių gyvenimo, tarp žmonių atsivertimo ir žmonių atgimimo. Tas darbas vyksta ne vakuume, tas darbas vyksta gyvenime, realiu laiku, istoriškai. Mes turėtume turėti vieną akimirką savo gyvenimo istorijoje, kada mes iš vienos barikadų pusės peršokome per kitą, į kitą. Kai mes buvome neatsivertę, kai mes buvome pasaulio, taip rašo laiškas Efeziečiams, nes jūs kažkada buvote, kažkada jūs nebetapote, reiškia kažkada per jūsų gyvenimą, kažkurią dieną, kažkurią savaitės akimirką, kažkurią planetų sukimosi momentą, jūs iš vienos būsenos perėjote į kitą, iš mirties perėjote į gyvenimą. Mes galime neatpažinti tos akimirkos. Mes kartais galime aiškiai nesuprasti, kada tai vyko, bet tai privalėjo įvykti.
Nes pasikeitė ir visiškai pasikeitė žmogaus esmė. Jisai iš priešiško Dievui pasidarė susitaikęs su Dievu ir priešiškas pasauliui. Ir nėra jokių dviejų arba jokių trečių pasirinkimų. Nėra galimybės šokinėti iš vienos į kitą pusę. Taigi mes turime trečią priežastį. Mes turime trečią Jono argumentą. Jis sako apie dvasios pergalės, šito atsivertimo fizinę išraišką. Šitos dvasinės realybės fizinė išraiška kiekvieno žmogaus gyvenime. Nes per Jėzaus pergalę, tos pergalės padariniai yra nukreipiami į Jėzaus tautą. Tai buvo parašyta, kad Kristus atėjo išvaduoti iš nuodėmės savo tautos. Aš atėjau išvaduoti ir išlieti savo kraują už žmonės. Tai yra su žmonėms susiję. Už savo Izraelį, arba savo tautą, arba savo susirinkimą, arba savo bažnyčią, kaip nori, tai vadinkit. Ir nereikia atskirti dviejų sąvokų Izraelio ir bažnyčios, nes tai kalbama apie tą pačią grupę žmonių. Tai yra Dievo žmonės. Tie, kurie iš tikrųjų yra atsivertę. Ir būtent tuose žmonėse vyksta pasikeitimas. Vyksta procesas, kuris pakeičia jų santykį ir su Dievu, ir su Dievo įstatymu. Kuris pakeičia jų santykį su teisumu ir lygiai taip pat pakeičia jų santykį su nuodėme. Tai nėra teorija ir tai nevyksta vakuume. Tai vyksta iš tiesų ir tai vyksta žmonėse. Ir apie tai sako mums Jonas. Nes pažiūrėkite, 5 eilutė, jis sako, kuris. Jis sako, kuris arba kas. Jisai įasmenina šitą dalyką. Jis sako, kuris arba kas daro nuodėmę. Arba kuris arba kas nedaro nuodėmės. Ir mes turime čia padėti Jonui išsiaiškinti, kuris. Bet kuris. Kas, bet kas. Bet kas arba kiekvienas, arba visi. Ir tai yra asmeniška. Kuris daro nuodėmę? Kiekvienas, kuris daro nuodėmę. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę. Tas ir gyvena jame. Lygiai taip pat ir tas, kas yra nenuodėmiaujantis. 6 eilutė. Kas nenuodėmiaujantis? Arba kuris nenuodėmiaujantis? Tai kiekvienas nenuodėmiaujantis. Arba bet kas nenuodėmiaujantis. Arba visi nuodėmiaujantis arba nenuodėmiaujantis. Ir tas pats vyksta 10 eilutė, kai sakoma, kas vykdo, kas nevykdo teisumą. Kas vykdo arba kas nevykdo teisumą? Kiekvienas arba bet kas. Arba visi, kas vykdo arba nevykdo teisumą. Kiekvienas žmogus, aš dar kartą pabrėžiu, bet kuris žmogus, bet kuris gyvas, kvėpuojantis žmogus, kad ir kokia jo gyvenimo padėtis bebūtų, kad ir kokia jo šeimyninė padėtis bebūtų, kad ir kokia jo darbo situacija bebūtų, kad ir kokia jo liūdesio, širdies klausimas, kad ir koks bebūtų, bet kuris, bet kiekvienas, visi kas. Visi, kas vykdo ir visi, kas nevykdo teisumą. Mes turime suprasti, kad nuodėmiavimas kalba būtent apie tuos dalykus, kurie kalba apie vaisius mūsų gyvenimo. Vaisiai, priminsiu, yra padariniai to, kas jūs esate. Vaisiai yra požymiai gyvo arba gyvenančio tikro kažkokio tai augalo. Tas teisumas arba nuodėmiavimas yra kaip vaisius tam tikro medžio arba tam tikro augalo. Mes turime suprasti, kad kiekvienas augalas turi šaknis. Kiekvienas augalas turi būti patalpintas į kažkokią tai jėgą, kuri jam suteikia gyvybę. Jisai turi tam tikrą prigimtį, nes braškės augina braškes, obelis augina obuolius.
Kriaušės augina kriaušes, vyšnias, vyšnių medžiai augina vyšnias, ąžuolai augina gilės. Labai aiškus apibrėžimas, labai aiškus gamtos pavyzdys. Kaip sakoma, kad tas, kuris yra jame, arba tas, kuris yra tas, kuris yra kildinamas iš kažkurio tai, ir tada duoda apibrėžimą to pamatinio dalyko, to šaltinio, to šaknies, tas ir duoda tam tikrus atitinkamus tavo prigimčiai, tavo vardui vaisius. Dėl to mes skaitome 6 eilutėj, kad tas, kas pasilieka manyje, arba tas, kas pasilieka jame. Tas pats yra kalbama ir 2 skyriuje, kai sako, pasilikite Kristuje. Būkite įtvirtinti Kristuje. Susitapatinkit su Kristumi, įsišaknykit Kristuje. Ir tuomet jisai dabar eina ir kalba apie vaisius to buvimo tame. Jisai sako, tie, kas regėjo ir tie, kas pažįsta. 6 eilutė. Tie, kas regėjo ir pažįsta, tie yra raginami pasilikti. Ir aš manau, kad jums tas motyvas nėra naujas. Aš manau, kad mes galime grįžti į Jono Evangeliją 15 skyrių ir paskaityti, ką ten sako viešpats Jėzus. Sako, pasilikite manyje. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Jūs negalite užauginti ananasų, nebūdami ananasmedyje. Sako, jūs esate šakelės, jūs esate tie, tos ataugos, arba ta dalis manęs, kurios augina vaisius. Ir iš esmės mes nieks nesakom, nusipirkau medžio šakelę, kad augintų man vaisius. Mes sakom, mes nusiperkam obelį. Mes nusiperkam obelį, kuri, mes darom prielaidą, turi šakeles, ant kurių auga vaisiai. Mes sakom, bet čia vaisiai yra obels. Lygiai taip pat. Sako, jūs nieko negalite padaryti be manęs, nes aš esu tas, kuris jumise auginu. Ir šioje ištraukoje aš praleidau 2 labai svarbias frazes. Pasilikite manyje. Ir po kablelio štai ką sako Jėzus. Ir aš pasiliksiu jumise. Toliau sako, kas pasilieka manyje. Ir aš ištraukiau šitą vietą per kablelį ir sako, ir aš jame. Tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Jono Evangelija 15 skyrius 4 ir 5 eilutės. Jisai sako, kad jūs manyje yra tolygu, kad aš esu jumise. Jisai sako per kablelį, jūs pasiliekate manyje, o aš pasilieku jumise. Nes tie, kas gimė iš Dievo, tie tampa Dievo vaikai. Nes tie, kas auga iš vaismedžio, tie yra vaismedžio dalis. Lygiai taip pat ir vaismedis yra dalis tos šakelės, nes vaismedis yra tas, kuris teikia tom šakelėms tiek vardą, tiek jėgą, tiek galią. Nes kas gimė iš Dievo, yra Dievo vaikai. Kas gimė iš Dievo, yra kilę iš Jo. Jie kildina save iš Jo, jų esmė yra iš Dievo. Ir Jonas labai aiškiai mums nurodo, kas tai ir per dalykas. Jonas sako štai ką, 9 eilutėje. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės. Kodėl? Nes jame laikosi Dievo sėkla. Nes jame laikosi Dievo sėkla. Ir čia Jonas mums vėl brėžia tą patį apibrėžimą, tą patį suvokimą su sėklomis ir sėklų santykių su augalu. Panašiai vyksta ir su Abraomu. Tas sėklos suvokimas. Sėkla yra
to medžio arba to augalo dalis, kuri dar nėra išsivyščiusi, bet jinai lygiai taip pat priklauso jam. Tas medis augina sėklas ir ta sėkla augina medį. Netgi žvelgdami į augalijos pasaulį mes galime suprasti ryšį tarp Dievo ir krikščionių. Ir sako sėkla. Ta dalis Dievo arba ta dalis augalo, kuri turi visą potencialą ir visus duomenis ir visą prigimtį. Lygiai tokia pati kaip to augalo, kurį jinai atstovauja. Nes negali iš obels sėklos užaugti kriaušė. Sorry. Dėl to sako, aš esu jumise ir jūs esate manyje. Ir sako, ir kiekvienas, kas yra gimęs, negali nusidėti, nes jame yra Dievo sėkla. Kas tai yra? Kas tai yra ta sėkla? Mes turime irgi aiškiai apibrėžti. Ta sėkla ir yra Dievo dvasia. Ta sėkla ir yra toji šventoji dvasia. Lygiai tą patį dalyką mes minėjome ir 2 skyriuje 20 eilutė, kai kalbėjome apie patepimą. Nes Dievo patepimas yra ant jų. Dabar mes sakome, Dievo sėkla yra ant jų. Ar tai yra du skirtingi dalykai? Nieko panašaus. Tai yra ta pati Dievo dvasia apibūdinama mums suprantamu būdu. Tik tai 2 kartus jinai apibūdinama yra skirtingai. Ir Dievo patepimas, ir Dievo sėkla kalba apie šventąją dvasią, kuri apsigyvena kiekviename krikščionyje, kai jisai pereina iš vienos barikadų pusės į kitą. Tai patepimas buvo kaip ir pažymėjimas arba įprasminimas, arba kildinimas arba suvienijimas su tuo, kieno sėklą tu gauni, arba kieno patepimą tu gauni. Lygiai taip pat ir dabar mes kalbame apie dalį augalo sėklą, kuri atitinka tos sėklos davėjo esminę prigimtį. Taigi, sako, aš esu jumise, Jono 15:4. Mes žinom, kad tai yra dvasia. Sako, aš esu jumise ir mes žinome, kokiu būdu Kristus yra mumise, dėl to, kad mes turime Kristaus dvasią. Ir ta pati dvasia, kuri yra šventoji dvasia, kitose vietose vadinama yra Kristaus dvasia. Sako, aš jums duosiu savo dvasią. Taigi ta dvasia yra Kristaus dvasia. Bet ta dvasia yra ir sėkla, ta dvasia yra ir patepimas. Taip kaip sakoma laiške Efeziečiams, jinai yra ir antspaudas. Kristaus dvasia, sako Jono Evangelijoje 14 skyrius 16-18 eilutės. Lygiai tą patį mes girdime ir Senajame testamente. Lygiai tą patį mes girdime Ezekielio pranašystėje. Sakoma, Dievo dvasia. Kai kalbame apie naująją sandarą, sako, Dievo dvasia bus jumise. Tai yra ta pati Dievo dvasia. Iš ten plaukia apibrėžimas šventos trejybės. Iš ten mes žinome, kad dvasia yra Dievas. Nes jinai yra Kristaus dvasia ir Dievo dvasia. Ir mes žinome, netgi žiūrėdami į pačią pradžią, mes matome, kad Dievo dvasia sklandė. Nors yra tik vienas Dievas, kaip tai įmanoma, būtent tokiu būdu ir įmanoma. Kad Dievas yra 3 asmenyse. Ir Biblija to nenurodo. Nėra apibrėžimo duota Biblijoje trejybė, bet jinai yra natūraliai ir neišvengiamai ir būtinai išplaukianti iš sveiko rašto mokymo. Dėl to mes sakome, kad kai mes sakome Dievo dvasia, kai mes sakome Kristaus dvasia, kai mes sakome šventoji dvasia, mes kalbame apie tą patį asmenį. Tai yra tas asmo, kuris yra aplikuojamas, kuris yra pritaikomas, kuris yra suteikiamas, kuris apsigyvena, kuris tampa naujo krikščionio gyvenimo dalimi. Tai yra toji šventoji dvasia, tai yra tas ryšys ir ta sąjunga, kuri tave išlaiko vynmedyje. Tai yra ta sąlyga ir ta jėga, kuri tave išlaiko teisingoje barikadų pusėje. Ir tai yra ta vienybė ir bendrystė, kuri tave riša su Kristumi, jo auka ir šventuoju Dievu. Jeigu nebūtų šventosios dvasios mumise, mes galėtume padaryti išpažinimą, kitą dieną gyventi nuodėmingą gyvenimą ir nebūtų jokios problemos. Bet problema yra, nes mumise yra šventoji dvasia, kuri mums besielgiant priešiškai, negu rašo Dievo įstatymas, mums turi kažkas vykti mūsų širdise. Taigi mes turime suprasti, kad kai yra tas ryšys, kai yra ta bendrystė, mes
kai mes skaitome Jono Evangelijoje, ne Evangelijoje, bet šito laiško pačioj pradžioj, kad mes skaitome apie bendrystę, mes suprantame, kad toks, koks yra Dievas, tokie tampame ir mes. Ir koks yra Dievas, mes žinome, Dievas yra šventas, ir Dievas yra teisus, ir Dievas yra nenuodėmiaujantis. Dėl to mes matome paliepimą, būkite teisūs, būkite šventi, būkite nenuodėmiaujantis, būkite švarūs, būkite kaip Kristus, mes daug kur rašte skaitome šitą raginimą. Dėl to, kad jisai yra susietas su mūsų tapatybė. Mes esame vaikai. Panašiai mes darome, kai žvelgiame į vaikus, kurie rengiasi Spidermano kostiumais. Jie apsirengia kostiumą ir jie galvoja, kad jie gali šokinėti, daryti, lipti prie sienos, prisiklijuoti su šita lipne voro juosta, voro skleidžiama voratinkliu. Nes jie susitapatina ir jie elgiasi kaip. Tai irgi yra mums pavyzdys. Lygiai taip pat elgiasi ir Dievo vaikai. Jie susitapatina su tuo, kas yra Dievas, ir jie elgiasi taip, kaip elgiasi Dievas. Ir jie turi pavyzdį, kaip mums reikia elgtis. Ir tas pavyzdys yra niekas kitas, bet Jėzus Kristus. Ir Jonas tą patį rašo 2 skyriuje. Elkitės, imituokite, būkite kaip Jis. Jisai yra mūsų pavyzdys, jisai yra mūsų tapatybė. Nes mumise, nes Dievo vaikuose yra Dievo sėkla. Ta sėkla yra mums pertikima malonė per tikėjimą. Tai yra malonė per tikėjimą su šventąja dvasia, atgimdančiai ir veiksmingai veikiančia kiekviename krikščionyje. Apibendrinkim ir pritaikykim. Mes išsiaiškinam, kad nuodėmė ir teisumas yra nesuderinama. Mes išsiaiškiname, kad nuodėmė ir Kristus yra nesuderinama. Ir lygiai taip pat mes išsiaiškiname, kad nuodėmė ir krikščionis irgi yra nesuderinama. 3 Jono pagrindiniai momentai. Pagal apibrėžimą Dievas ir nuodėmė yra priešiški. Pagal paskirtį ir atėjimo tikslą Kristus ir nuodėmė yra priešiški. Ir pagal Kristaus dvasios apsigyvenimą mumise nuodėmė ir krikščionis yra priešingi. Krikščionis negali ir neturi susigyventi ir taikoj gyventi su nuodėmiavimu. Nes kiekviena nuodėmė krikščionio gyvenime turi verti ir perverti jam širdį. Turi žeisti jo širdį, turi žeisti šventąją dvasią, kuri yra tavyje, jeigu tu esi krikščionis. Kiekviena nuodėmė krikščionio gyvenimo privalo jį liūdinti, privalo jį skaudinti, nes jinai skaudina Dievo dvasią, kuri yra tavyje. Kiekviena nuodėmė mes turime tai suprasti ir įsidėmėti, tai yra spjūvis Dievui į veidą. Supraskite tai, kiekvieną kartą, kai jūs nusidedat, jūs paniekinate Kristų. Jūs paniekinate jo auką. Jūs išsižadite Kristaus. Nuodėmė, kai yra vykdoma, jinai išsižada Jėzaus Kristaus ir jo teisumo, ir jo aukos, ir jo darbo ant kryžiaus, ir jo meilės. Supraskite tai, pritaikykite tai savo ir pabandykite dabar eiti ir daryti nuodėmę. Laisva valia. Lengva ranka. Ir jeigu jūs esate krikščionis, jums nepavyks. Jums nepavyks, nenusidėti nepavyks, bet padaryti tai lengva ranka. Apie tai eina kalba, kai mes skaitome Jono laišką. Ne tai, kad krikščionis negali padaryti mažos vienos nuodėmės. Ne. Sako, tas, kas nusideda, tas nėra iš Dievo. Ne, tas, kas nuodėmiauja. Aš pakeičiau šiek tiek tą žodžią, sakau, nuodėmiauja. Tas, kuris komfortabiliai gyvena su nuodėme. Tas, kuris be atgailos, be gėdos daro nuodėmę ir kartoja tą nuodėmę. Iš prigimties tai yra neįmanomas dalykas. Dėl to kiekvienas paslydimas, kiekviena nuodėmė privalo skaudinti ir pjauti krikščionio širdį, nes jame gyvena šventoji dvasia. Ir šventoji dvasia yra skirta Jėzui išaukštinti, o ne jį pasmerkti, jį paniekinti ir jo auką atmesti. Mes girdėjome, kad nuodėmė pagal apibrėžimą yra nepataikymas į taikinį. Pagal žodžio prasmę reikšmę tai yra panašu į tai. Bet pagal nuodėmės prigimtį tas apibrėžimas apvogia mūsų suvokimą.
Mes turime tada aiškiai apsibrėžti, kas yra taikinys ir ką reiškia nepataikyti. Nes taikinys yra Dievo šventumas. Nes taikinys yra Dievo įstatymas, o nepataikymas yra spjūvis Dievui į veidą. Jeigu šitos apibrėžimo dalis yra aiškiai pateiktos, tuomet mes galime sakyti, nuodėmė yra nepataikymas į taikinį. Bet supraskit, kad taikinys yra, Dievas mums liepia nežudyti, netvirkinti vaikų. O jūsų nepataikymas yra žmogžudystė ir vaikų tvirkinimas. Šiek tiek pasikeičia supratimas. Aš nepataikiau į taikinį. Kitą kartą pabandysiu ir pataikysiu arčiau. Vaikų nebetvirkinsiu, tik tai juos išnaudosiu. Taip neveikia. Nes taikinys yra šventas. Nes taikinys, jeigu nepataikytas, yra pralaimėjimas. Problema, kurią atėjo išspręsti Dievo sūnus, yra atiduoti gyvybę ir sunaikinti šėtono jėgą. Kristus, Dievo sūnus, atėjo sutaikyti visus nepataikytojus, visus šventvagius, visus stabmeldžius, visus savanaudžius, visus garbintojus kažko kito su vieninteliu tikruoju Dievu. Jisai atėjo sutaikyti ir suteikti gyvybę. Jisai atėjo išspręsti pasaulio problemą. Jisai atėjo išspręsti žmogaus problemą. Jisai atėjo išspręsti širdies problemą. Kristus atėjo su tuo tikslu, kad jisai įvykdytų tai, kam jisai yra atėjęs. Kaip mes galime sakyti, kad Kristus atėjo, atliko savo darbą, bet su mumis tai nieko bendro neturi. Nes Kristus atėjo gelbėti pasaulį, gelbėti žmogų ir gelbėti žmogų širdį. Ir jisai ateina ir sako, yra išspręsta pasaulio problema, yra ištaisyta žmogaus problema ir yra išgydyta žmogaus širdis. Jisai tai padaro ir tai padaro užtikrintai. Ir tai padaro nepakeičiamai, tai padaro nebeatšaukiamai. Ar suprantate, kas įvyko ant kryžiaus? Kokį darbą atėjo atlikti Kristus ir ką tai bendro turi su jumis šiandieną čia sėdinčiam šitam kambaryje arba žiūrinčiam, jeigu kažkas žiūri. Po 2-3 peržiūrės yra. Bet tie 2-3 žmonės, ar jūs suprantate Kristaus aukos svorį? Ar jūs suprantate Dievo meilės kainą? Ar jūs suprantate Kristaus aukojamo avinėlio rolę? Ar suprantate savo nuodėmės svorį? Ar suprantate, koks tai yra nepataikymas į taikinį? Ar suprantate, kad nuodėmė traiško, slegia ir žudo? Žudo dvasią ir žudo kūną. Ir pasmerkia pražūčiai amžinai. Ar suprantate nuodėmės svorį? Ir jeigu suprantate nuodėmės svorį, ar suprantate Kristaus auką? Ar suprantate aukos svorį? Nuodėmės svorį, jeigu suprantate, ar suprantate, kad nėra kito būdo išspręsti šitos nuodėmės klausimą, kad tik tai atsiųsti Dievą, pažeminti jį, uždėti jam žmogiškumą, paniekinti jį, nužudyti jį. Tam, kad tik tai tokiu būdu susitaikytų kiekvienas nusidėjėlis su šventu Dievu. Ar jūs suprantate tai? Ar suprantate, kad tai reiškia atgimimą? Jeigu jūs priimat savo nuodėmę, jeigu priimat Kristaus auką, tai reiškia, kad jūs būsit pakeisti. Jūs būsite prikelti iš mirties į gyvenimą ir jūs būsit gyvi. Ar suprantat, kad jūs tapsite Dievo vaikais, kaip prieš tai buvote velnio vaikais? Ar suprantate, kad tai daro jums amžiną įtaką? Kad šitas gyvenimas pasibaigs. Šitos kančios, šitie sunkumai praeis. Kas yra tas gyvenimas? 70, 80, kam pasiseks metų. Bet metų kur parašyta? Kokių metų? Kančioje. Nuolatinėje kančioje, kovoje. Ir pasibaigs. Ir tada ateis
teismo nuosprendis. Aš suprantu, kad mes šiandieną gyvename vardan tos dienos. Kad mes esame įsūnyti ir palikti čia žemėje. Mes esame įsūnyti ir įskiepyti į Dievo tautą. Mes esame atsivertę. Ir atsivertę, ar atpažįstate, kad mes atsidūrėme kovoje. Mes iš vienos kovos, iš blogos kovos perėjome į gerą kovą. Mes iš vienos barikadų pusės atsidūrėme kitoje barikadų pusėje ir kovojame gerą kovą. Taip sako Paulius, kovokite gerą kovą. Nesako, gyvenkite taikiai, pacifistiškai, su visais, visada ir visuomet. Ne, sako, kovokite gerą kovą. Ar atpažįstate, kad jūs kovojate gerą kovą? Ar atpažįstate, kad yra pasikeitęs jūsų santykis su nuodėme? Ne požiūris į nuodėmę, nesupratimas apie nuodėmę, bet jūsų santykis, asmeninis santykis su kasdieninė nuodėmė. Jūs turite santykį su nuodėme, supraskite tai šiandieną, kol dar ne per vėlu, jūs turite santykį su nuodėme. Ar atpažįstate, kad jisai pasikeitė iš draugiško į priešišką, iš taikų į kovotą, į kovingą, kovojantį? Ar tai yra jums asmeniška, ar tai yra iš tikrųjų? Ar nuodėmė, kuri yra jūsų gyvenimuose, drasko jūsų širdį? Paklauskite savęs to. Ar jinai drasko jūsų širdį kiekvieną kartą, ar tik kas antrą? Nes jeigu kas antrą, tai jums skamba pavojus varpai. Jeigu yra nuodėmių, kurios jums nedrasko širdžių, jūs galite būti ne toj barikadų pusėje. Ir tokiu būdu jūs esate išsižadėję nuodėmingo gyvenimo. Ar tai reiškia, kad jūs vykdote Dievo teisumą? Ar tai reiškia, kad Dievo įstatymas jums yra svarbus? Nes tai yra du keliai, tai yra du atsakymai. Yra juoda arba balta. Arba, kaip kažkas iš čia esančių sako, arba nėščias, arba nenėščias. Arba gyvas, arba negyvas. Arba Dievo vaikas, arba ne Dievo vaikas. Arba nuodėmėje, arba teisume. Arba krikščionis, arba ne. Arba tikintis, arba netikintis. Kur stovi tu? Kur tu stovi? Svarbiausias klausimas, kokį tu gali savęs paklausyti šiandieną, kurioje barikadų pusėje tu esi. Nes nuo to priklauso ne tik tavo gyvenimas čia šiandieną, bet ir tavo amžinybė su Dievu. Ir jeigu tavo atsakymas yra ne, jeigu tavo atsakymas yra kitoje barikadų pusėje, tai turi širdyje pripažinti, kad esi nusidėjėlis, kad esi nusikaltęs prieš Dievo įstatymą, kad esi pražuvęs ir teisingas Dievo teismas tave netrukus sunaikins. Dievo teisinga rūsti ranka tave netrukus sučiups, sunaikins tave dėl tavo nuodėmės. Ir kai tai suprasi, kai tai suvoksi ir kai tai priimsi, šaukis. Šaukis viešpaties, šaukis Kristus. Kib į jį visom savo jėgom, nes daugiau neturi į ką įsikibti, daugiau nebėra tau išsigelbėjimo, nėra jokios kitos religijos, kuri tau pasiūlys kitokį kelią, nes jisai yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jeigu nori kelio, jeigu nori tiesos, jeigu nori gyvenimo, tau reikalingas Kristus. Tau asmeniškai reikalingas Kristus. Griebkis jo teisumo. Ne savo teisumo, bet jo teisumo. Atgailauk prieš tą, kuris yra viso pasaulio teisėjas. Jam buvo duotas visas pasaulis teisti. Pas jį turi eiti, pas jį turi kreiptis. Ne pas kunigą, ne į bažnyčią, bet pas viešpatį Jėzų. Turi persiplėšti savo drabužius, turi užsidėti ašutinę, turi prisidengti savo veidą, turi pasipilstyti savo galvą pelenais.
Nes esi niekas, esi žuvęs, esi pasmerktas. Jeigu tu to nepatyrei, nebūtinai išoriškai besilaistydamas pelenais, bet jeigu viduje to nepatyrei, tai ieškok šito papotyrio, ieškok tikro atsivertimo, ieškok tikros atgailos. Nes kiekvienas, kuris ieško, randa. Nes kiekvienas, kuris ieško, randa. Ir kiekvienas, kuris ieško, tas randa Kristų. Ir kiekvienas, kuris randa Kristų, tas gauna Kristų. Ir kiekvienas, kuris gauna Kristų, Kristus gauna jį. Ir nė vieno, kuris tėvo Kristui buvo duotas, nė vieno jisai neišvarys ir nė vieno jisai nepames. Jūsų ramybė, jūsų užtikrintumas, jūsų saugumas, jūsų žinojimas, jūsų supratimas, kai mes paskui skaitysim, kam šitas Jonas rašo šitą laišką, tam, kad jūs žinotumėt, tam, kad jūs turėtumėt ramybę ir supratimą, kad Kristus yra jūsų, o jūs esate jo. Jėzaus pergalė yra tavo pergalė. Tavo tėvas yra Dievas, o nebe šėtonas. Tavo viešpats yra nebe velnias, tavyje yra Dievo dvasia. Tavo kova yra jo kova ir jisai savo kovų nepralaimi. Šita ištrauka yra padrąsinimas kiekvienam, kuris kovoja. Kiekvienam, kuris nekovoja, yra perspėjimas, kad tu kovoji, bet ne prieš tą jėgą kovoji. Bet tie, kas kovoja prieš teisingą jėgą, tai yra padrąsinimas, nenustok kovoti. Pripažink, kad yra kova. Kovok viduje ir kovok išorėje. Ir tavo kova yra įrodymas to, kad tavyje kovoja ir už tave kovoja Kristus. Ir pasibaigs šis pasaulis. Ir pasibaigs ši kova. Ir Dievo vaikai švęs pergalę Kristuje Jėzuje. Nes taip sako Jono laiškas. Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos. Jūs dar kovojate, bet jūs nesuprantate, kad jūs jau nugalėjote. Mūsų džiaugsmas, mūsų viltis, mūsų pasididžiavimas yra jis, nes jisai yra nugalėtojas. Ir jisai jau nugalėjo. Ir per jį mes jau esame nugalėtojai. Jūs esate iš Dievo, sako jisai, vaikeliai. Ir jūs nugalėjote juos, nes tas, kuris jumise, yra didesnis už tą, kuris pasaulyje. Iš čia ir visi paraginimai. Džiaugtis ir budėti. Budėti maldoje. Budėti maldoje už save, budėti maldoje už savo brolį ir budėti maldoje už pasaulį. Stovėti maldoje ir stovėti žodyje. Stovėti žodyje, stovėti pažinime, augti pažinime. Kovoti gerą tikėjimo kovą. Dievas jums te padeda ir te saugo jūs sunkumuose. Dievas te parodo jums savąjį veidą ir te būna jums maloningas. Ir te suteikia jums savo ramybę. Ar nežinai, ar negirdėjai? Viešpats, amžinasis Dievas, kuris sutvėrė žemę, niekada nepailsta ir niekada nepavargsta. Jo išmintis neišsemiama. Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina. Net jaunuoliai pavargsta ir pailsta, jauni vyrai krinta išsekę, bet tie, kurie laukia viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails. Izaija 40 skyrius. Amen. Šventas, šventas, šventas. Visagalis
Skirkime laiko už krikščionių bendruomenės, už savąją bendruomenę, iš tikrųjų dėkodami Dievui, kad Jisai ir tik Jisai jas išlaiko, ne mūsų pastangomis čia mes susirinkę esame, nes greičiausiai be jo paramos mes čia visi staigiai išsisklaidytume kaip avis be piemens. Tikrai yra už ką padėkoti ir tikrai yra už ką prašyti, kad Jisai ir toliau išlaikytų ir kad žmonės drąsiai skelbtų šitos dalykus savo aplinkiniams žmonėms ir skleistų Evangeliją, tai prisidėdami prie dangaus karalystės plėtimosi šioje žemėje. Turime įvairių poreikių kaip savoji bendruomenė. Esu įsitikinęs, kad ir kitos Lietuvos bendruomenės turi pilną poreikių, tad prašykim kartu, kad Dievas užtartų, tiksliau, kad mes prašytume, kad Dievas padėtų jiems. Patys mes juos užtardami prisidėkime prie Dievo valios, taip kaip Jisai yra numatęs ir davęs mums melstis už juos. Viešpatie, esame dėkingi, kad esi mus išsirinkęs iš pasaulio ir esi pastatydinęs į savo sūnaus bendrą kūną šioje žemėje. Esi mus visus sutvėręs, patupdęs po to vienu sparnu ir augini mus. Nors ir susidurime ir gyvename vis dar tame pasaulyje, nebūdami jau iš jo, bet turime įvairių rūpesčių, turime įvairių sunkumų. Kalbu dabar kaip bendrai už visus, nes pasaulis jokių būdų nenori taip lengvai pasiduoti, jis nenori kapituliuoti ir stengiasi kaip įmanoma tik tais pagadinti tavo statybas, tavo darbus. Ir Šėtonas nesnaudžia, nors ir mums aišku, kad jisai nenugalės, bet kovojame ir esame kai kurie ir žudomi, ir persekiojami, ir esame ir kančiose, taip pat ir turime pertekliaus, ir turime Viešpatie už ką tau dėkoti ir prašyti. Viešpatie, trokštame tavo malonės, kad būtume tie, kurie atsispiriame nuodėmėms, kurie išpažįstame jas tiek tau, tiek kitiems broliams ir sesėms Kristuje, kad būtume apvalomi ir kad iš tikrųjų kratytumėmės ir baudėtumėmės tos nuodėmės, kad jinai keltų mums šleikštulį ir nenorėtume būti jos tarnai ir vergai, kaip kadaise nebūdami atsivertę vergavome jai. Padėk Viešpatie iš tikrųjų su pagundomis, kaip ir meldžiamės, kad nevestume mus į pagundimus iš viso, o kada mus nuvedė į tos pagundimus, kad sugebėtume jiems atsispirti ir taip nenusidėtume. Mokyk mus būti pavyzdžiais tų, kurie yra šviesoje, tų, kurie yra tavo vaikai Dieve ir kurie neša vaisius tavo Dieve šloviai. Saugok bažnyčią, kuri yra persekiojama tiek fiziškai, tiek dvasiškai, kad Viešpatie išlaikytum savuosius, kad Viešpatie tavieji
drąsiai galėtų net ir mirties akivaizdoje pasakyti, išpažįstantis Kristau tavo vardą, net jeigu tai jiems ir kainuotų gyvybę. Taip kaip ir mes šiandieną skaitome, kad būtų tie, kurie nėra pasiruošę laimėti nei gyvenimo, nei turtų, nei garbės, nei šlovės ir yra pasiryžę prarasti tą savo gyvybę vardan to, kad ją atgautų amžinajam gyvenimui ir būtų kartu šlovėje Kristaus su tavimi. Viešpatie, padėk įvairiausiais finansiniais poreikiais, kurios ištinka bažnyčios, kur atsiranda įvairių dalykų ir taipogi ir mes, Viešpatie, duok mums irgi suvokti, kur galime dėti savo tai, ką turime, ar tai, Viešpatie, būtų tas vertimas galiausiai išpažinimo, ar tai būtų keliavimai, ar tai būtų kitos kažkokios dar išlaidos. Duok, Viešpatie, protingai valdyti tai, ką mums esi patikėjęs. Taip pat ir padėk ir tą daryti ir Lietuvos ir pasaulio bažnyčiams. Taip pat meldžiamės už visus tos ateinančius renginius, kuriuos žinome tiek Rygoje, tiek Londone, tiek ir Kaune, kad tu, Dieve, parūpintum savo bažnyčiai ir savo kūnui išteklių, kad būtų galima tos renginius surengti. Ir dabar prisiminus, Viešpatie, mes tai džiaugiamės, kad kaip mus priėmė Londono bažnyčioje, laimink Jeremy, jo bažnyčioje, jo pastangas iš tikrųjų auklėti ir statydinti savo bažnyčią, taip pat laimink ir tos, kurie renkasi dėl tavo žodžio tarnavimo, kad iš tikrųjų aprūpintumei visomis išgalėmis tos vyrus, kurie susirenka mokytis, kaip patarnauti žodžiu ir taip pat ta konferencija, kuri vyks Kaune. Meldžiame, Dieve, kad tu būtum ten su jais ir jų poreikis. Meldžiame, kad Viešpatie dėtum išrinktuosius prie tų bažnyčių, kurios yra ištikimos tavo žodžiui. Taip pat, Viešpatie, trokštame ir mes tokie patys būti. Meldžiamės, kad kada einame ir skelbėme tavo žodį, kad ne į bažnyčią čia žmonės kviestume, kad ne tai, kad mūsų kėdės būtų užpildytos, bet kad skelbtume tavo žodį ir jeigu žmonės norės atsirasti ir kad jeigu tavo yra tokia valia, kad jie prisidėtų prie mūsų ir taip mes visi kartu galėtume stiprinti savo pajėgas tam, kad neštume tavo vėliavą į pasaulį, kuris nori visai kaip įmanoma tikinčiuosius užgesinti, užčiaupti, kad jie nepasakotų pasauliui apie jų nuodėmingumą, apie jų supuvimą ir sudužimą. Kaip mums, Dieve, reikia iš tikrųjų tavo paramos ir šventosios dvasios bei išminties, kai mes einame kalbėti su žmonėmis, taipogi to reikia ir visoms kitoms, tiek Klaipėdos, Lietuvos, pasaulio bažnyčiams, kurios susiduria su analogiškais iššūkiais, kada einama prieš pasaulį. Saugok, Viešpatie, mus iš tikrųjų nuo pikto, kad jisai neįsivyrautų, kad neskaldytų bendruomenių, o tas, kurias skaldo, meldžiu, kad Dieve sulipdytum iš savo malonės ir išlaikytum, kad negalėtų, Viešpatie, šėtonas didžiuotis savo pergalėmis, bet kad būtų sutramdytas ir kad jisai būtų nugalėtas. O galiausiai ir vieną dieną trokštame išvysti tą tavo didybę ir šlovę, kada vienam kartui ir visiems laikams bus viskas užbaigta ir bus iškelta tavo karūna. Visų kitų karūnos bus numestos Kristau prie tavo kojų ir visi šlovins tave garsiai šaukdami Aleliuja, avinėliui, kuris buvo paaukotas, kuris buvo atiduotas už tuos, kurie pasitikėjo, tie, kurie deda savo tikėjimą į jį. Tebūna Jėzau tau garbė per amžius. Amen. Aš pakeliu akis į kalnus, iš ten tu ateini. Siunti pagalbą, o sutvėrėjau šios žemės ir dangaus. O kai
Pasilikit stovėdami. Žinoma, dievotumas yra didelis pelnas, kai pasitenkiname tuo, ką turime. Juk nieko neatsinešime į pasaulį ir aišku, nieko neišsinešime. Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti. Kas trokšta praturtėti, pakliūva į pagundimą ir į pinkles, bei daugelį kvailų ir kenksmingų geidulių, kurie paskandina žmonės su gedime ir pražūtyje. Bet tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų ir vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. Kovok gerą tikėjimo kovą, laikykis amžinojo gyvenimo, kuriam buvai pašauktas ir išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akise. Įsakau tau prieš Dievą, kuris viskam teikia gyvybę, ir prieš Kristų Jėzų, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, kad išlaikytum šį įsakymą be dėmės ir be priekaišto iki mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pasirodymo. Jį savu laiku apreikš palaimintas ir vienintelis valdovas, karalių karalius ir viešpačių viešpats, vienintelis nemirtingas, gyvenantis neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen.